kartais jo, vienam ruože įklimpam į durpyną iškart. Opa. O čia taip. Atsileidžiu. Paskolino man motociklą. Dvitaktį. Kai čia smengo. Gerą dieną. Kur važiuoji? Enduro, Rūkla, pavasaris. Enduro fiesta. Koks tai pavasaris? Labas rytas, Karliui. Kur dalyvausi? Labas rytas, Karliui. Labas rytas. Kur dalyvaujam šiandien? Enduro fiesta, Rūkla, Ruduo. Rudenį. Ir šiandien komanda Bombardier Metalys. Pavarysim, bandysim orientacijos pavaryti. Žodžiu, aš sugadinau savo motociklą. Sankapo, va šitą. Nulaužiau durnelius, aišku, paskutinę dieną reikia lyst, paskutinį vakarą, tai gerai, kad turiu gerą draugą, paskolino man motociklą, dvitaktį, bet jisai yra 100 kg ir 2 metrų žmogų, tai bet kaip nors. Išbandysim dvitaktį, pažiūrėsim ar patiks. Nestosim niekur, pastoviai važiuosi, kam tau pasiekti tą žemę. Ne, nu bet tai svoris ne taip sureguliuotas. Žodžiu, dar durnelį kūrą neužsipylėm kanistrant. Navigatorius busė? Panaviguos mane. Klasiškai vėluojam, paskutinį beveik išvažiuojam. Karlis atvažiuoja už kairės. Dar vienas niuansas, ką pamiršom, tai pamiršom įsipildyti kūro į kanistrus. Galvojom, na, čia koks 100 km, tai čia užteks kokią litrą. Nu. Organizatoriai iš tikrųjų rašė, kad bus priekaba, kuriame sukrausim kūrą ir bus kūro užpylimo zona. Kadangi mes registravomės vietoje, tai nesusikėm tos informacijos, na, bet kažkaip galvojom išsisuksim. Turėjom į kuprinės įsidėję po 1,5 litro benzo, o prieš startą pranešė, kad, nu, 3-4 litrų reikia emocijų. Jie organizatoriai darydami treką tiek dasipylė papildomai. Na, kažkur kažką gausim, kažkas gal paskolins. Taigi išstartuojam, dabar važiuojam iki orientacinės zonos pirmos. Iš tikrųjų galėjau ramiai pravažiuoti, bet kažkaip nepamąsčiau. Reikia priprasti prie dvitakčio, kažkaip nesuprantu, kaip gazas atsveikia. Atrodo laikų tolygiai tą gazą, bet tas šokinėja tas greitis ir nepagaunu, kaip čia reikia važiuoti. Ir dar priedo atleidus gazą, jisai nestoja kaip keturtaktis. Pradžia truputį nekokia, iškart išsimaudėm, norėjau būti švarus, na, bet ką padarys. Tuo pačiu ir nepriprantu prie dvitakčio, vis galvojau, noriu aš tą dvitačio, koks geras motociklas, jau viskas paprašiau, bet aš įvaldžiau gale sezono savo keturtaktį ir man jis taip patiko, jau kai greičiau važiuoji, tas keturtaktis atsiskleidžia kitom spalvom. Bet pasi kažkaip keistai sankaba veikia, visai nejaučiu. Šitas motociklas buvo Rumunijai, tai turbūt padirbėjo sunkiai tą sankabą, reikėtų biškį paremontuoti. Po Rumunijos šitas rasas atrodo jau, nieko čia nėra, easy. Ir apsilenkiau nemažai žmonių, dabar artėjom prie pelkės, kur dauguma strigo. Aišku, dar neišmalta, bet atsirenku irgi trajektoriją, pasimsiu greičio, pakelsiu priekį ir pravažiuosiu. Čia gal reikia bandyti šokti priekį, va.
Čia irgi labai stengiuosi dabar ramiai važiuoti, kad neapsiaškyt šūdais. Na, bet pati pradžia labai taip sujaukia reikalus, švariam nepavyksta išlikti. Nes realiai čia tik pati pradžia, nėra kur skubėti, jokio laiko nematuoja, tiesiog nuvažiuoti reikia. Chill. Ten man reiks niekas nėra. Atrodė toks gilus upelis, bet pasirinku dešinę pusę ir dešiniai pusėje iš vis negilu. Per video nesimato, pasiėmiau per daug greičio ir jau galvoju neišsuksiu, nes atleidus galą nestoja, o stabdyti irgi dar nemoku, nepagaunu kaip reikia. Po to tik supratau, kad reikia stabdyti iš anksto prieš posūkius ir po to jau atleidus gazą į juos įvažiuoti. Anksčiau ant keturtačio, nu tu galėdavai vėliau ten atleisti viską ir spėsi sustoti gražiai įeiti posūkį. Melučiau sakydamas, kad negalvojam, kad tikrai užimsim pirmą vietą. Bet atvykus čia pamatėm, kad atvažiavo geri raideriai, bet atvažiavo ir Openai, Simonas Vespenderis ir Justinas Iškevičius, tuo pačiu dar Martynas Tutka, viskas galvojam, kokią trečią vietą nebent. Jūs pažiūrėk, kaip lekia Iškevičius. Bet čia yra enduro, visko gali nutikti, reikia vis laik tikėti to, ką darai ir viskas bus gerai. Čia visi prakairį varė. Gal pralysė, ne? Dešiniai matau važiuotų. Šiaip apsisuk. Mačiau kitą vietą keliuką, tai grįžtu į jį, nes matau, kad ten nieko gero labai, bet ir čia truputį pastringo. Išvažiavai? Na, aš apsisukau. Ai, šalia kitą pusę varau. Pala. Jau. Noriu perduoti patarimą naujokam. Visą laiką žiūrėkit geresnių kelių. Nesekit kito pėdomis, nežiūrėkit, kur kas važiuoja, atrasit tikrai geresnę vietą, kaip čia. Trumpesnį kelią radau, apsilenkiau. Čia matau, Karlis straglina, per šoną matau geresnį pravažiavimą. Galiu pravažiuoti. Nu, bet va taip, būkit kūrybiški, nes pro raideriai mato visai kitas trajektorijas negu naujokai. Ir dar patarimas, jeigu vežatės kūrą,
nevažiuokite iki tol, kol baigsis jums benzinas ir tada susipilkite, o susipilkite kažkiek pavažiavus, kam jums tas papildomas svoris vežiotis. Susipilsim visą ir tada. Garminės vyro batarkės irgi naujas, ne? Aha. Mes įjungtas garminas kažką. Abudu važiuojam su garminais ir su baterijom, bet kažkodėl tik dabar sugalvojau, kad reikia pataupyti. Nepajungtas krovimas, veikia iš batareikų, tai realiai su batareikom atlaiko visą dieną. Ai, tu na. Ai. Gerai. Žemės nepasiekė. Sutikom prieš tai Simoną ir Justiną, tai labai gaila, bet Justinai sugedo motociklas ir jie pasitraukė iš varžybų. Tai mums suteikė vilties, kad dar kažką galim paimti. Tai lysim verbalų jau. Čia, ne? Na ir šituos dalykus irgi stengiamės apvažiuoti. Negadinam motociklą. Nereikia. Kas nori purvintis, tai tegu važiuoja su keturračiais. Čia mes šitais dalykais sportuojam. Norisi pasaugoti, kad tarnautais. O čia jau prasideda truputį linksmybių. Turbūt žiūrit šitą video, kas važiavot ir jūs važiavot jau gale, tai čia buvo pasidarius toks šudynas čia. Bet irgi patarimą duosiu, nešokit į provežas, važiuokit skersai provežų arba šone kažkaip atraskit irgi tos kelius, kur yra neišmalti visų. Čia irgi skersai pravažiuoti išeina, bet po to jau truputį atsibodo man ir iššokau į provežą, bet iškart buvo sunkiau važiuoti. Čia bandžiau viršum pavažiuoti, bet užsiskersavo motociklas. Atsidegiu. Ištepiau gripsą. Čia pagalvojau, kad nėra dar čia taip gilu, nepramalta, pravažiuosi to į provežą, nesistengsi kažko čia įrodyti. Jaučiu, kad dar čia tikrai nepaklimsi. Tai ir atvykstame iki pirmos orientacinės zonos. Va čia ir prasidės smagumai. Nu ką, susivedėm pirmus taškus 10. Aš pasidariau, kad rodytų visą maršrutą, bet jau čia nesąmonės rodys, Karlis varys pagal liniją. Kol kas atrodo esam paskutiniai. O, jo, reikia šitos padaryti. Pravažiavimas buvo smagus, nesunkus. Liuks kol kas labai smagu. Lekiam toliau. Nuo 4 punkto dviratininkų varžybos atsargiai, miške daug džipistų atsargiai, finišuojat pas mane prie šitos palapinės, nuimsiu jūsų finišo laiką. 16 hard. Na štai čia ir prasideda orientacinės pačios varžybos, pačia esmė. Turime koordinatės, susivedėm taškus
Ir dabar turim surasti numeriukus, kurie parašyti ant medžių ir prie jų nusifotkinti. Tai realiai turiu vis laik fotkinti vieną žmogų, vieną raiderį, tai pasirinkom, kad fotkinsiu Karolį. Ką aš turėjau, tai Pideraskė, nežinau kaip vadinasi, Funpack. Į ją įsidėjau telefoną, kad galėčiau greitai ištraukti. Ir abu turim susivedę taškus. Aš pasidariau, kad viską vestų maršrutų, keliukais kaip mato Garminas, o Karlis tiesia liniją. O čia pati pradžia. Kemsynai. O čia tai Motociklas pakybo ant dugno apsaugos. Net nespėjom pasiekti pirmą tašką. Trauk iš priekį. Kai čia smenga. Koja susmygo iki pat kelio. Nu čia matosi, kad nieko gero, bet yra vėžų. Tai ką žinau, galvojom, nu vėžas yra vėžas, tai įmanoma pravažiuoti. O kas su softas važiuoja, nu tai čia iš vis įsėda į tokį, nu ir kaip tu čia ištrauksi. Turėsi jau biškį padirbėti. Na ką daryti? Karlis siūlo važiuoti kairę pusę, nugrįžti atgal į tą kelią, bet aš nebenoriu, nebėra laiko klyst. Sakai? Durnas. Nors čia jau atrodo įmanoma būtų pravažiuoti, vėža yra, bet nežinau, nesinorėjo rizikuoti. Čia visai gerai važiuojasi, negalim daryti klaidų, jeigu norim laimėti. O po to, po visko, pakalbėjau su Kęstučiu, jis kuo puikiausiai pravažiavo kairę pusę šitą kelią, nu dar ten kairiau. Ir aš prisiminiau, kad prieš 3 metais mes važiavom enduro ralį ir kažką dar su Dominatorių laikais. Ir mes irgi taip pat pravažiavom tą pusę, kur Kęstutis važiavo, o visi kiti klimpo. Šiaip per daug metų varžybų tos vietos kartojasi ir daugmaž žinai, kaip kas, tai va Kęstutis žinojo. Čia važiuot. Čia ne. Gal būtų buvo teisingai ir anksčiau išvažiuot. Mat, kuo pigiausiai čia irgi prasivažiuoja. Bet bijau rizikuot. Na viskas, mintys atrodo, nieko gero nebus. Bet reikia nepasiduoti. Niekada nežinai, kokias kiti klaidas padarė. Tai vis laik atvaryt ir parodyti, ką gali geriausiai reikia.
Iš Tašytis greitai išsitraukiu telefono, o Karlis tuo metu žiūri kitą tašką. Jest. Pučiam, kur antras? Kairė, ne? Na va, kai greit važiuoji, tai dvitaktis smagu jau galima sakyti po biškį įpratau prie jo. Smėlį važiuoti taip pats tas gazas. Na ir dar čia sudėti geri amortikai, tai labai smagiai važiuojasi. Nufotkinam ir antrą tašką. Čia nori įsilėkti, bet tuo pačiu prisiminė, kad trasa tai neuždaryta. Gali iš bet kur, bet kas išlysti, tai irgi reikia su protu važiuoti. Tuo pačiu pilna ir kitų klasių, softų klasės, turistai. Na žodžiu, visa maišalinė gaunasi. Čia kažkur. Matau taškas, kad šone rodo, bet truputį nuklystu, man kažkaip kitaip veda. Vėl prasideda panika. Čia taip pasiklydau nuo Karlio, toliau nuvažiavęs, kad net pasikalbėjimai išsijungė. Ir mes esam toli viens nuo kito, nežinom kaip kas kur. Ir tikėsi, kad tave pagaus, pasikalbėjimai kažkaip susijungs. Mane veda vienaip, o Karlis mato kitaip. Bandau paaiškinti, kur aš esu. Ir tikiuosi, kad Karlis bus prie taško. Girdi? Kur čia tas taškas? Štai čia nei taško, nei Karolio. Ne. O čia ir prasidėjo panika. Eik, nefilmavau. Nežinau kodėl, bet sugalvojau išjungti kamerą. Tai nepykit, nebus pilno šito taškų rinkimo. Bet antroje zonoje bus pilnas taškų rinkimas, biškį greičiau viskas vyks. Po trečio taško kažkaip prasidėjo viskas tvarkoj, prasidėjo geras taškų rinkimas. Aišku, čia buvo tikrai smagių vietų, greitų. Na, bet ką padarys, nepykit. Čia kairiai gražiai pavažiuoja. Čia jau dar geriau pradėjau jausis ant dvitakčio, pradėjęs man patikti.
varyk, pravažiuosim, atvysim. Kaip ir prieš tai minėjau, vis laik reikia žiūrėti paprastesnių kelių, kur galima paprastai pravažiuoti. 9. Yes. Išlendam ant kelio, kur yra ir civilių mašinos, tai tikrai reikia atsargiai važiuoti, bet ir laikas spaudžia. Viskas su protu. Kur gali paspaudyti, kur negali nespaudyti. Čia? Kaip ar grįžti? Gerai, davai. Laikas čia labai svarbus. Čia dar tiesiai? Ar į kairę? Seniukas. Jie apsisuka. Ai. Tai gal ir čia gal? Išvarysim priešpriešą. Čia varys. Truputį klaidą padarėm, nepasižymėjom, kur yra finišas, kur reikia sugrįžti. Tik kažkaip atsekiau pirmą tašką. Oh yeah. O čia matant, kaip visi klimsta, galvojau, nu dabar aš duosiu gazą. Tiek daviau gazą, kad taip ryt paralikai, aš taip išsigandau, kad jau važiuoja jisai. Mes labai neskubėjom, bet tas neskubėjimas privedė prie to, kad nebedaug laiko liko, kita antra orientavimosi zona atidaryta, taigi klaidų irgi nebegalėjom daryti. Bet čia pravažiavimas nebuvo sudėtingas, buvo toks smagus. Na ką, o čia jau antra orientavimosi zona. Tiesiai, nėra. Karoliui truputį sunkiai sekėsi startuoti, iškylo priekinis ratas, truputį susimėtė, bet viskas tvarkoj.
judam iki pirmo taško. Čia irgi susidėjom abu visus taškus, bet šį kartą plotas mažesnis orientavimuose ir viskas vyks greičiau. Va čia kažkur. Ne? Va, čia, kairiai. Geriausias sprendimas buvo įsidėti čia telefoną. Turbūt kitais metais visi bus su tokia. Nelendam į tankų provėžas, nežinom, kas čia gali laukti mūsų, geriau nerizikuokim, yra apvažiavimai. Šitoje vietoje truputį toks gilesnis smėlis, bet Husqvarnas amortizatoriai puikiai veikia. Labai patenkintas šiuo momentu motociklu. Paimtas ir antras taškas, lieka 8 taškai. Šį kartą įsivedžiau ir finišo tašką, kad žinočiau, kur sugrįžti. Geras vietas, tikrai įdomu, smagu. Gerai sugalvojo organizatoriai. Vietoj tų taškų, kur išmėtyti visi belekai, padarytos tos orientavimosi zonos. Ir kai padaryta tokioj zonai, tai tikrai įdomu. Ne ką prašiau, kai būdavo 28 taškai ir kiek. Aš suprantu, kai poligonė darai ir dabar daug draudžiamų zonų, kur važiuoti, kur ne, ir paleisti visus belekaip. Tikrai rizikinga, nes suvesi ne taip skaičiuką ir tavo koordinatės jau bus visiškai ne ten, kur reikia, ir įvažiuosi į uždraustą zoną. Tai dėl to buvo padarytas šitas orientacinės zonos. Ai, dar nepaminėjau su kūro. Mums sušilpė kūrą dar ir pažįstami, ačiū Gintarui ir Gediminui. Taip pat dar kažkiem žmonėm iš visų taip sutelktinį balių pasidarėm ir išgyvenom. Ačiū jums labai. Ir taisyklė vis laik, pasirūpinkit kūru. Tikrai,
Jo prireikė. Ir mums ne pirmą kartą tokie bairiai, kad pamirštam, užsipilt, užtrūksta kūro. Nu, žodžiu, kūras yra reikalingas, pasirūpinkit. Lekiam toliau, be žodžių susišnekam iki sekančio taško. Jau žinom, ką daryti. Žinom kryptį, tai truputį užsimetam akį į navigaciją ir bandom lėkti. Šitie šaliukai žiauriai smagus. Čia tuo pačiu kareiviai atlieka pratybas. Puikiai mato, kad į poligoną nerenginio metu geriau nevažiuoti, vis laik kažkoks veiksmas vyksta. Ir štai 4 taškas. Pasižiūriu, kur Karlas nuvažiavo, aš kartu dėjuosi jį. Šitas Husqvarnas važiuoklį tokia gera. Nesijaučia šitie bamsai, gali greitai juos pareit. Nėra staiga atmetimų. Penktas taškas, jau kažką dasivijam, geras ženklas, kad gerai važiuojam. Softų ir hardų taškai berods buvo vienodi čia. 6 per tiesiai prikiu. Jo. Čia bus smagiausia vieta man. Per visą tą smėlyną pilnu gazu. Apsilenkėm konkurentus, vėl geras ženklas. Truputį baisoka, kad nežinai, kas čia bus, bet kaip ir neturėtų būti duobių. Nematau biškį. Gerai, šias naivą nuvar. Tiesiai yra. Norisi lėkti, bet reikia ir naviguoti. Tai čia pats ir įdomus. Kur 7 į kairę, ne? Jo. Žiauris laikytas dviteksis lekia, galima susidurti ir priešpriešą, tai reikia atsargiai. Ir čia padarau klaidą. Nežinau, kur važiuoti, dešiniau ar kairiau.
atrodo ir ten davažiuosim. Matai tu? Opa, čia klaidelė. Ant tą kaliuką. Ten buvo toks vandens telkinukas, bet per jį geriau nevažiuoti. Ką žinai, kas ten laukia. Greičiau bus apvažiuoti, neknystis. Ne. Oi, žinai, per tas kalbėjimą va irgi prašovė posūkį. Yra. 8 čia tiesiai varyt. Čia. Gerai, reikia dabar daugiau nebedaryti klaidų. Susikaupkim. Vis dar viltis yra laimėti. Čia kol važiuoju, aš kol kas nežinau, bet jau viskas pasibaigė, tai aš jums galiu pasakyti, mes praeitą ruožą likom 3. Varai. Visiškai nesitikėjom, 4 minutėm atsilikom nuo pirmos vietos, bet po to, kiek pašnekėjau su kitais, visi darė klaidų, visi kažką užgribavo, tai va taip ir būna. Niekad negali žinoti. 7 praleido? Ne, nublūdėm, tada savijom. Yra. Давай, 9 ten į šoną. Viskas kol kas pozityviai, stengiamės. Kai matai, kad prisivijai, kurie anksčiau išvažiavo, padarai klaidą ir vėl prisivijai, bet turbūt esi geram kely. Tai vis laik reikia rodyti, kas geriausia, nepasiduodam. Įtampa tikrai didelė, kad gerai sunaviguoti. Truputį važiuoju čia iš atminties, atsimenu keliukus, daug renginių įvažiavę, tai kai kas įsimena. Nepaminėjau turbūt, bet čia 250 dvitaktis. Eina labai gerai. Kaip ir čia. Opa. Gerai.
tą 10 važiuoju. Matai ką nors? Tiesiog randam spėjai iš nuorodos, kad šitas keliukas kažkur žiūrės ten, kur reikia. Bet viskas gerai, 9 taškai surinkti, liko vienas paskutinis 10 taškas ir tuoj užsibaigs. Kol kas gerai sekasi, praėjo tik 16 minučių. Atsijungia mūsų pasikalbėjimai, nežinau ką daryti, kuris yra, tikriausiai jis atitolo nuo manęs, dėl to atsijungia, bet reik važiuoti, kažkaip turbūt atsirasisi. Įtampa, važiuoji nežinai kur Karlis. Karlis štai čia. Viskas tvarkoj, Karlį matau, taškas matau, kur yra. Sėkmingai 10 taškas surastas. Nors priešininkai mus aplenkė, bet mes greičiau nusifotkinam, sutaupėm laiko ir galima sakyti aplenkėm juos važiuojant link finišo. Vėl atsigavo mūsų ryšys ir kartu lekiam iki finišo. Po visko turiu galimybę sitikrinti ir organizatoriai gerai paskaičiavo laikus, tai viskas svarbuoja, plius minus ten sekundės, nelabai turi esmės. Nieko blogo. Ką jau nebelėki taip? Nu, šitą tai šoka, mama. Įdomus faktas, kad antroje orientavimosi zonoje mūsų komandos ir Herados komandos laikai yra vienodi, 18:20. Tai yra beveik geriausias laikas, geriausią laiką parodė Vasalai, bet Heradas užėmė pirmą vietą. Jie gerai pavarė pirmą orientacinę zoną ir gerai pavarė antroji. Bet mes irgi džiaugiamės rezultatu, kad ir ta viena klaidelė, bet laiką gerą pavyko įsukti. Turbūt geriausias dalykas buvo, kad mes greitai sukamės nufotkinimu. Tai atpirko klaidas. Aišku, biškį ir paspaudė. Nu ką, o dabar liko tiesiog grįžti į sodybą. Čia irgi laikas nebematuojamas, tiesiog yra, kad turim sugrįžti iki 5 valandos. Fotografuoju, važiuoju.
Aš žiūriu ir savo pavydžiu. Patkyti šausim. Na ką, finišas pasiektas. Viskas tvarkoj. Viskas gerai, nesusivaliojam, nesulaužiu svetimą motociklą. Buvo pora navigacinių klaidų orientacinėse. Tai jau čia nelabai ką bus pasiekta. Kaip tau, Karoli? Labai gerai, viskas gerai, tik tiesiog vienam ruože įklimpam į durpyną iškart. Nu, bet ten greit ištraukiam. Nu, tai kokių 30 sekundžių. Nu, Kiekvieną sekundę svarbi, supranti. nu taip. Nu, antram biškės navigacija. Sublūdėjom, nuvažiavam, reikėjo apsisukti, grįžti atgal. Bet šiaip smagu. Geras renginys. Viskas labai puiku. Pagaliau naparnikas grįžo. Geras. Važiuoja, Karli, daugiau, ne? Gerai, važiuoja. Kur tu važiuosi? Vėl pačiausi motociklą iki pavasario. Ne, tai žiemą, žinai, jau vis tiek ateina. Tai ką, žiemą važiuot galima irgi? Važiuosime žiemą. Jau. Diglių reikia. Ne, tai ant smėlio galima važiuot. Jeigu sušalė, tai nelabai. Na, jeigu sušalė, tai ne. Tai va, žodžiai, nežinau, ar vietą kokią paimsim, jeigu nepaimėm, tai paspauskime subscribe, laiką paspauskit. Tai tikriausiai baigės video, jeigu nesibaigė, tai reiškia mums pasisekė. Iki. Nu ką? Nesibaigė, pasirodo, video, trečia vieta. Oba! Oh yeah! Nesitikėjau. Vat geras naparnikas, blema. Tikiuosi nemesti iš tą sporto. Nekalbėk iš šitą. Gerai. Iki.